Lietuvos Santarvės fondo mados studijai sukako 15 metų. Šią progą fondo jaunimo klubas Santarvietis surengė 5. tarptautinį festivalį – konkursas Sniego karalienė 2013. Įspūdinga šventė vyko Ukmergės kultūros centro salėje. Šis konkursas tai viena iš savarankiškos kūrybiškumo, kultūros vertybių supratimo, tolerancijos ir elegancijos ugdymo formų. Jo tikslas grožio ir kultūros skleidimas, vaikų ir jaunimo paskatinimas ugdyti savo talentą, padėti jiems užmegzti draugiškus tarpusavio santykius bei skatinti bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje. Labai džiugu, kad čia susirinkote, kad nepabūgę šalčių, vis tik atvykote į mūsų tarptautinį konkursą Sniego karalienė 2013. Tik man šitoje pasakoje kažko trūksta. Kaip jums atrodo ko? Taip, toje pasakoje juk buvo visokių herojų, plėšikų, karalių, princesių. Todėl šiandieną kartu su manimi šią nuostabią pasaką seks nuostabioji gražioji ledo princesė Odilija. Labadiena gerbėmėjai, labas Karolina, ačiū už nuostabų manęs pristatymą. Kaip matote, aš varbu už lango, bet kaip ir jūs, taip ir aš atvykau į šią šventę, į šiuos nuostabius rūmus ir kartu su jumis dalyvausiu šioje meno, muzikos, spalvų ir grožio šventėje. Šiandien pradėsime sunkų darbą. Jau mane širdį ir aš nusiteikęs labai rimtam darbui. Gerbimi ponios ir ponai, šis konkursas yra ypatingas, nes Lietuvos Santarvės fondo mados studija švenčia 15 metų jubiliejų. Pirmieji scenoje pasirodė mažieji modeliukai. Antrasis numeris Gertrūda. Palaikom pačius jauniausius. Šioje grupėje dalyvauja merginos nuo 3 iki 6 metų. Trečiasis numeris Gabija. Ketvirtas numeris Vesta. Taigi jūsų plojimo! Konkurse dalyvavo 5 amžiaus grupės nuo 3 iki 18 metų amžiaus mergaitės ir berniukai. Rūbų kolekcijų festivalėje konkurse dalyvavo vaikų ir jaunimo mados studijos, agentūros, klubai, mokyklų būreliai, profesinio rengimo centrai ir pavieniai asmenys iš Lietuvos, Latvijos, Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos. Numeris 49 Viljana. Penkiasdešimtasis numeris Miglė. Konkursantai turėjo atlikti ne vieną užduotį, pademonstruoti savo stiliaus rūbą, rūbą tema kaukių balius, vakarinį proginį rūbą. Vakarinė suknelė ir kostiumas bei makiažas turėjo griežtai atitikti vaikų amžių.
Dalyvius vertino Santarvės fondo direktoriaus įsakymų patvirtinta komisija, pedagogai, menininkai, dizaineriai, tarptautinio lygio modeliai, fotografai, choreografai ir režisieriai. Vertinimo kriterijai rūbų kolekcijų konkurse – originalumas, artiškumas, išradingumas. Individualiame konkurse buvo vertinamas modelių natūralumas, originalumas, artiškumas, estetinė išvaizda, elegancija, gebėjimas dirbti prieš kamerą ir fotoobjektyvą.